O jeigu pasidaryčiau pultelį muzikai? Taigi, mums reikės bet kokios rankenėlės, taipogi klaviatūros. Kaip tik turiu vieną, kuri jau nebebus panaudota pagal savo paskirtį. Taip pat būtų gerai, kad ji turėtų šiuos media mygtukus. Jie labai palengvins mūsų darbą. Ir galiausiai patekę į vidų, turėtume pamatyti kažką panašaus į tai. Ir ko mums būtent reikės, tai yra šis mažas dalykėlis. Toliau seka žaismingesnė dalis. Aš pasižymėjau, kokių man būtent mygtukų reikės. Štai matot su tokiais juodais kleckiukais. Ir man dabar reikia atsekti, kokiais keliais jie nukeliauja iki kontaktų. Kadangi aš turėsiu žinoti, prie kokių kontaktų reikės lituoti laidus. Randame viduj ir mes naudosime taipogi šitą dalykėlį. Pirmiausia, pasiėmę kokį nors ūkišką peilį, mes galime tiesiog nupjauti laidus, kad jie mums toliau nesimaišytų. O tada mums belieka atskirti kiekvieną mygtuką, nurėžiant jo kontaktą. Litavimo procesas išties ilgas ir labai varginantis, dėl to aš jo tikrai nerodysiu. Užtat aš parodysiu, ką gavau po jo. Štai. Taip gal ne itin gražiai padaryta, bet veikia ir tikrai veikia. Ką aš dar padariau? Tai šitą klaviatūros laidą aš pakeičiau pultelio laidu. Taipogi prisilitavau savo pultelio mikroschemą. Dabar atrodo viskas painu, bet išties yra labai paprasta. Atskyręs kiekvieną mygtuką, prie jo šoninių kontaktų aš prilitavau laidus, nors taip nelabai aiškiai matosi. Tai visiškai tas pats principas kaip ir klaviatūroje, tik tiek, kad mygtukai yra perlituoti. Taipogi nupjovęs šitą pultelio galą, aš prie jo prijungiu klaviatūros laidą. Ir tuomet gaunu dvigubai ilgesnį laidą, kas reiškia, kad aš galiu perjungti muziką net iš kito kambario galo. Ir belieka viską sukišti į vieną pultelį, uždaryti ir džiaugti savo kūriniu. Na išties, kaip gražiai užsidarė. Atrodo tai viskas, belieka užsukti.